Sveiki, mėly bičiuliai, su jums sveikinas Jaunimo naujienos. Dėkoju visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, jūs pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Na kągi, šiandien vyko daug svarbių įvykių. Seimas atidėjo balsavimą dėl rezoliucijos, kuria siekiama pripažinti, kad spalio mėnesį Sakartvele įvykę parlamento rinkimai netitinka demokratiniams rinkimams keliamų tarptautinių standartų. Parengtame dokumente be visų kitų dalykų smerkiamas šios šalies valdžios smurtas prieš taikius protestuotojus, reiškiančius norą įstoti į Europos Sąjungą. Na, pažvelkime, kaip atrodo tie taikus protestuotojai. Kita svarbi naujiena. Antradienį už Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio teisinės neliečiamybės atėmimą balsavo 101 Seimo narys. Balsų prieš nebuvo, nes Nemuno aušros politikai balsavimo metu išėjo iš Seimo salės. Susilaikusių jų taip pat nebuvo. Remigijus Žemaitaitis tribūnoje parlamentarams teigė nesutinkantis su generalinės prokurorės noru naikinti jo teisinę neliečiamybę. Tai yra absoliučiai politinė byla, tai yra absoliučiai politinis susidorojimas, sakė jis. Iš karto po šių žodžių politikas Seimo salėje esančiame ekrane paleido vaizdo įrašą, kuriame rodomi vaizdai apie Izraelio pareigūnų vykdomą palestiniečių šeimos nužudymą. Apie tai aš kalbu, apie brutalų Izraelio pareigūnų elgesį Gazos ruože. Mes tokiame pasaulyje šiandien gyvename. Ar jūs norėtumėte, kad jūsų šeima ir jūsų vaikai taip pat būtų sunaikinami, sušaudomi ir nužudomi, jeigu jūs abejojate politinės bylos perspektyvomis, kalbėjo Remigijus Žemaitaitis. Remigijus Žemaitaitis nurodė ir Algio Ramanausko pavyzdį dėl rusakalbių šaudymo, Arūno Valinsko pasisakymus, kad tokius kaip Valdemaras Tomaševskis reikia šaudyti. Na iš tiesų, taiklus pastebėjimai. Vieni tiesiai šviesiai pasako, kad tam tikras visuomenės grupės reikėtų šaudyti ir nieko, tyla. Na ir kągi, žiniasklaida po 5 metų pradėjo dalinti senai žinomomis sąmokslo teorijomis, kurios pasirodo visai nėra sąmokslo teorijos. Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmų tyrėjų išvada. Populiariausias virusas buvo sukurtas Kinijos laboratorijoje. O koks jums, brangūs žiūrovai, dienos įvykis buvo svarbiausias? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.